Mykolai, pirmiausia sveikinimai su sidabru, su Lietuvos vardo garsinimu. Kaip pats vertini finalą? Nu, aš norėsiu aukso, tai kaip kiekvieną kartą, kaip ir visi tikisi, tai vis tiek nesu toks laimingas, kaip norėčiau būti, bet kitą kartą. Kaip visą sezoną turbūt reikia įvertinti, žinant situaciją, kad turbūt buvo didesnė tikimybė, kad tavęs galėjo čia ir nebūti, traumą prisimenant ar ne, tai visą taip apibendrinus, stabtelėjus gal ir nėra taip blogai. Tikrai taip. Jeigu būtų kažkas prieš sezoną pasakę, kad taip atsitiks, tai būčiau patenkintas, vis tiek norėčiau aukso, bet ja, nu, taip, aišku, džiaugiuosi, kad gali būti čia, bet dabar tas emocijas iškarpo, tai truputį liūdesys, o paskui aš tikiuosi nuotaika pasitaisys. Jau kai medalį rankose tikimės, tada laikysi, tada gal ir ta nuotaika bus kita. O kaip pačias sąlygas vertini? Diena buvo žiauriai karšta, vakarėjų ir tas vėjas toks buvo, kaip jums disko metikams? Sąlygas geras, neblogas vėjas, šilta, tai nėra ko skystis, tikrai daug žmonių susirinko. Ir tavo šeima atvyko? Taip. Kiek tai prideda tau to irgi tokios motyvacijos matyti ir tribūnose tėtį, mamą, sesę? Labai smagu iš tikrųjų. Tai labai džiaugiuosi, kad jie atvyko ir atvyksta į daugumą čempionatų, tai visada smagu juos pamatyti tribūnose ir sulaukti jų palaikymą. Mykolai, dar ta finalo eiga, kas galvoje dėjasi, kokias mintis po Kristiano metimo, po kurio 72 virš metė, kas tuo metu šovė į galvą tau, apie ką sukosi mintis? Nenustebino, žinau, kad jis gali mesti toli, tikėjausi pats mesti toliau, tikrai galėjau, bet yra kaip yra iš tikrųjų kelias techninės klaidos, keli nesėkmingi metimai, išsimušiau iš ritmo, tai taip ir viskas yra stilu. Vertinant tuos metimus, pats jeigu perbėgtum, atrodė, kad po ketvirtojo buvo labai nusivylęs, kai ten į tinklą pataikiai, jautei, kad tolimas metimas būtų skriejęs? Nu, dabar, žinau, yra kaip yra, tai nežinau, kaip būtų buvę, viskas atsitinka į tinklą, tai nenoriu čia nieko burti iš tirščio. Andrius minėjo apie tam tikrą vėją, kad galėjo jis turėti galbūt įtakos pirmoje finalo pusėje. Jautai, kad būtent pirmoje pusėje buvo galimybė paleisti toli tą diską ir jau antroje gal trūko to vėjo, gal įtakos kažkokios? Tai buvo aišku, tos pirmi keli metimai vėjas pūtė gana stiprus, tai tikrai galėjau padaryti tą metimą, bet yra kaip yra. Po kvalifikacijos sakei, kad atsigausi žaisdamas žaidimus, galbūt ir konsolę, o kaip šiandien emocijas tas visas suvirškinsi, ar turi kažkokią irgi tradiciją jau pasibaigus čempionatui, kaip švęsi medalį? Tai susitiksiu gal su artimaisiais ir tiek. Koks maistas yra tas tavo pergalės maistas? Koks maistas yra? Neturiu. Kas laukia dar šiame sezone? Tai turėsiu dar deimantinės lygos etapus, gal dar kokias kelias varžybos bus ir sezoną užbaigsiu Vilniuje, ten Vilniaus miesto mero taurėje rugsėjo 12. Tribūnose pastebėjai turbūt gerbėjus ir galius trispalvės, matėsi? Matėsi tikrai, daug trispalvių, daug palaikymo, tai tikrai esu labai dėkingas ir galiam visiems atvažiavusiam tokį kelią palaikyti, tai dėl to esu žiauriai dėkingas ir visada smagu pamatyti tas vėliavas. Ačiū tau.